Taip. Ko norėtumėte, gal dažniau įsivesti kažką į santykius? Bendrystės, bet tos bendrystės, tam vieno kito supratimų, be kaltinimų, be ir supratimo. Tai ko norėtumėte paprašyti savo antrosios pusės? Okay. Daros karštą? Nu, tas toks nekaltinimas, bet toks bumbėjimas. Kai man bloga nuotaika, kai aš esu pavargus ir tai yra 2-3 dienas netvarkytas kažkoks dalykas, dėl kurios sutars. Tai dabar, kai bumbate, ko iš tikrųjų norite iš vyro? Kokių veiksmų? Jautrumo ir dėmesio savo. Kas yra jautrumas? Ar jis supranta? Ko norėtumėte, kokių veiksmų iš vyro, kai imate bumbėti ir esat pavargus? Ką jis turėtų padaryti, kad čia ir dabar išspręstų šitą problemą? Tiesiog atsikabinti. Ar jam kada pasakėte, brangusis, aš esu labai pavargusi, dabar man tai reikia tavo apkabinimo ir aš tada nebumbėsiu? Prieš 2 metus. Ar galite jam dabar tai pasakyti ir jūs sutvarkysit bent šitą problemą? Kai būsit pavargusi, vietoj bumbėjimo įvardinkite, kokių veiksmų iš jo norite. Viskas. Ir vilkas sotus yra visveika. Ačiū Jums. Na kągis, čia ir dabar pora išsprendė vieną klausimą apie moters bumbėjimą. Pasirodo, jai tai reikia tik apkabinimo.